Sveiki! Ar kada pagalvojate, kaip paprastai apibūdinti viską aplink mus angliškai? Pasirodo, raktas į tai yra vienas, super svarbus veiksmažodis. Būtent. Šiandien mes ir pasiaiškinsime, kaip veikia to be ir kaip su juo kurti sakinius. Tai patys pagrindai, bet patikėkit, be jų niekur. Gerai, koks mūsų planas? Iš pradžių keli svarbus žodžiai, mūsų statybinės kaladėlės, tada pats karalius veiksmažodis to be. Peržvelgsime jo formas, išmoksime trumpinių, kad kalba skambėtų gyviau, ir žinoma viską išbandysim praktiškai. Kimbam į darbus. Taigi, pirmas žingsnis – žodžiai. Juk iš nieko sakinio nesulipdysi. Tiesa, mums reikia tų statybinių blokų. Ir pradėsime nuo kelių labai naudingų būvardžių. Žinot, koks yra vienas geriausių triukų greitai praplėsti žodyną? Mokytis priešingybės. Pavyzdžiui, žinai, rich, turtingas, automatiškai mokasi ir poor, vargšas. Arba cold, šalta ir iškart hot, karšta. Short, trumpas, long, ilgas. Viskas labai logiška ir taip vienu šoviu, galima sakyti, nušauname du zuikius, įsimename dvigubai daugiau žodžių. Štai dar keli žodžiai, kurie tikrai pravers. Labai svarbu atkreipti dėmesį ne tik į reikšmę, bet ir į tarimą. Pamėginkim kartu. Easy. Strong. Geras, su šiais žodžiais jau galėsime pradėti kurti aprašymus. Gerai, žodžių turim. Dabar prie reikalo esmės. Prie to, kas viską sulipdo į vieną visumą. Kalbu apie veiksmažodį to be. Lietuviškai būti. Jis yra tikra daugelio sakinių širdis. Tai kasgi tas to be? Paprastai tariant, tai tiesiog būti. Su juo pasakojame, kas yra, kur kas yra, koks kas yra. Svarbiausia taisyklė, kurią reikia įsiminti – jo forma nuolat keičiasi. Viskas priklauso nuo to, apie ką šnekame. Ir kaip mes jį naudojame. Iš esmės yra 3 pagrindiniai variantai. Teigiamas sakinys, neigiamas ir aišku klausimas. Dabar juos visus ir apžvelgsime. Pradėkime nuo teigiamos formos. Čia ir pamatysime tuos pokyčius. Jei kalbame apie save, sakome I am. Jei apie you, we ar they bus are. O trečiajam asmeniui he, she, it naudojame is. Viskas. Taigi, galime sakyti I am happy. He is strong. They are young. Paprasta, ar tai? O kaip pasakyti ne? Dar paprasčiau. Tiesiog paimame tą pačią to be formą ir po jos pridedame magišką žodelį not. Viskas. I am not tired. He is not rich. They are not here. Voila, turime neiginę. Gerai. O dabar klausimai. Čia yra vienas smagus triukas. Tiesiog apverčiame žodžių tvarką. Sakiniai buvo you are happy, o klausimas are you happy? Sukeitėme vietomis ir viskas. Norime paklausti, kur jis yra? Where is he? Tai labai gerai parodo, kokia logiška anglų kalbos sakinio struktūra. Gerai, dabar patarimas, kaip skambėti natūraliau, ne kaip iš vadovėlio. Anglakalbiai dvina trumpinius, ypač su to be. Jie juos naudoja nuolat. Štai kaip tai atrodo. I am virsta I'm. He is, he's, labai paprasta. Tas pats ir su neginiais. Is not tampa isn't, o are not aren't. Ir tai naudojama visur, ne tik kai kalbama, bet ir rašant žinutes draugams. Ką, teorijos pakaks. Geriausias mokytojas yra praktika, tiesa? Taigi laikas išbandyti viską, ką aptarėme. Pasiruošę keliems iššūkiam. Gerai, pirmasis iššūkis. Sakinys It very cold in December. Kokia to be forma čia tiktų? Prisiminkime taisyklę, kuri galioja žodeliui it. Ir atsakymas yra is. Būtent su it visada naudojame is. It is very cold in December. Puiku. Kitas they not here. Koks trumpinys tinka čia? Aren't, isn't ar am not. Pagalvokime, ką naudojame su they. Teisingai, žinoma, kad aren't. Pilna forma būtų they are not, o sutrumpinę gauname aren't. Taigi, they aren't here. Super. Ir paskutinis iššūkis šiam kartui. Žodžių dėlionė. Turime is cold it today. Kaip iš jų sudėlioti teisingą sakinį? Kokia tvarka? Atsakymas. It is cold today. Šiandien šalta. Klasikinė anglų kalbos sakinio struktūra. Kas, ką veikia ir visa kita. Taigi, kokia pagrindinė mintis? Ogi ta, kad įvaldžius šias 3 mažas formas am, is, are ir jų neginius bei klausimus gauname supergalę. Galimybę apibūdinti visą pasaulį aplink mus anglų kalba.
Tai yra raktas. Na, o dabar eilė praktikai. Panaudojant tai, ką tik aptarėme, galima sukurti kelis sakinius apie save. Pavyzdžiui, I'm from Lithuania, I am a student arba I am happy. Tai pats geriausias būdas pradėti kalbėti. Sėkmės!